Sveiki. Jeigu jūsų saulė, mėnulis arba ascendentas yra Vėžio ženkle, tai jaunatis sausio 29 dieną Vandenio ženkle 10 laipsnį atneš jums ne itin paprastas energijas Vėžiai, todėl kad jaunatis įvyks 8 name. 8 namas yra toksai mūsų energetinės ašies namas. 2 ir 8 namas tai yra finansiniai namai ir iš tikrųjų tai dažniausiai veikia abu namus, nežiūrint to, kad 8 name vyksta jaunatis, gali kažkas būti susiję ir su 2 namo temomis, nes iš tikrųjų, iš esmės pagrinde 8 namas yra siejamas su finansais, bet finansais ne tais, kuriuos mes patys uždirbam, o su tais, kurie yra mūsų partnerio uždirbami, arba su investicijomis, su banko reikalais ir kadangi jaunatis šiame 8 name, tokiam giliam transformaciniam name, gali priversti jūs visai netikėtai pasikapstyti savo viduje, paieškoti tų vidinių, nes tai ir gilios psichologijos namas. Pas jūs gali užeiti toksai gilus kapstymasis savyje ir bandymas suprasti tų baimių ir apribojimų, kurie jūs laiko, tarkim, nuo papildomo pajamų šaltinio. Nuo, tarkim, gauti pajamas iš investicijų ir jūs galit labai rimtai susidomėti būtent tuo klausimu šiuo metu. Ir tai bus labai didelis informacijos rinkimas ir visas dėmesys jūs bus nukreiptas į 8 namą, nes tenais paskui Saulė atkeliauja ir Merkurijus, o ten, kur Merkurijus, ten mūsų mintys. Ir mintys bus nukreiptos, jeigu turite į ilgalaikius įsiskolinimus, jeigu neturite, tai investicijas, arba galite sulaukti labai didelės finansinės įplaukos ir vėlgi ta finansinė įplauka nebus iš jūsų uždirbto darbo, iš jūsų tokio juodo prakaito. Tai iš tikrųjų labai individualiai pasireikš, nes tai, kaip ir minėjau, toksai gilus namas, o Vandenio jaunatis atneš labai tokias naujas energijas, naujas idėjas ir, kaip ir minėjau, labai gali būti, kad jūs tiesiog pradėsite intensyviai rinkti informaciją apie investavimą arba pradėsite skaičiuoti savo biudžetą, kokie jūsų įsiskolinimai ir bandysite surasti originalių, iki tol nebandytų būtų, kaip jūs tą savo pajamas ir jūsų partnerio pajamas ar bendrus įsiskolinimus, įsipareigojimus turbūt bandysite aptarti su savo partneriais. Nes 8 namas, tai jisai toksai baimių namas ir jeigu turite kažkokius įsiskolinimus, kurie viršyje tą sumą, kurią jūs galite lengvai grąžinti, tai paprasčiausiai tai gali apimti tokios baimės ir jaunatis gali paskatinti jūs ieškoti naujų sprendimų ir būdų praplėsti tas pajamas pasyviu būdu. Pasyviu tai reiškia neinant į darbą nuo 8 iki 5, o sakykime, nuomojant kažkokį nekilnojamą turtą. Merkurijus dar yra ir dokumentai. Tai irgi gali būti susijęs su banko kažkokiais dokumentais, su kažkokiu kreditų, įsipareigojimų dokumentais. Irgi tuo metu gali būti dėmesys nukreiptas į juos ir gali prireikti ieškoti ir perplanuoti iš naujo, perkrauti būtent šias temas savo gyvenime. Tai yra bendri resursai, kur jūs valdote turtą su kažkuo ir tas turtas nėra tik jūsų uždirbti pinigai, tai yra bendro turto namas. Tuo pat metu Plutonas sudarys jungtį su Merkurijum ir vėlgi 8 name.
Ir čia jisai gali suveikti irgi labai skirtingai. Vieniems jisai gali atnešti labai didelę netikėtą pinigų sumą, kurios jūs neuždirbot. Jie gali gauti jūsų partneris asmeninis. Gali būti, kad įvyks labai rimtas pokalbis, kurio metu jūs bandysite aptarti kartu, kokį bendrą jūs turtą valdote, kaip jūs, sakykime, padengsite savo finansinius įsipareigojimus ir išvis tos temos tokios bus susijusios iš tikrųjų su finansais, investicijomis, banko dokumentais ir čia šitoj srity jūs ieškosite naujovių, bet jeigu tai niekaip nebus susiję su jokiais finansais, tai reiškia, kad jūs ieškosite savyje tos vidinės ugnies ir deginsite visus blokus surinktus tenais, kur jūs laikėte taip stipriai bandėt kontroliuoti. Jaunatis vandeniai gali pasiūlyti jums visą tai išlaisvinti ir tiesiog pasikalbėti apie tai su tuom, su kuo bus labai svarbu, nes Merkurijus ir Plutonas dar nurodo į tokį stiprų, svarbų pokalbį su labai svarbiu žmogumi jūsų gyvenime. Galbūt su to žmogumi, kuris jums padeda tvarkytis su jūsų finansais arba kuris valdo jūsų finansus. Ir čia va tos temos arba su labai stipriu psichologu apie tai, kas jūs griaužia iš vidaus, kokios ten sėdi paslėptos baimės, kurių niekaip nepavyksta iškrapštyti. Vėžiai, aš tikrai žinau, kad tos jaunatys vyksta labai dažnai, kas mėnesį, ir jos vienaip ar kitaip paliečia kiekvieną iš mūsų ir labai dažnai paliečia, ta prasme, skausmingai. 8 namas, jisai jo baidosi, jo nemėgsta. Kartais jis pasakoja apie labai didelę, bet labai didelę sėkmę ir apie labai didelės pinigų sumas kažkokiu stebuklingu būdu atsiradusias jūsų biudžete. Tai aš tikiuosi, kad tai yra jūsų jaunaties scenarijus. Jeigu nenaudokitės jaunaties energiją ir tiesiog suplanuokite, kaip jūs visą tai sutvarkysite per artimiausius pusę metų. Detaliai surašykit, jeigu tai įsiskolinimai, sudarykite planą gražinimo skolos, jeigu tai kažkokios pajamos, sudarykite planą, kur jūs jas gal vėl investuosite, kad dar labiau praplėsti savo pasyvias pajamas ir pasistengsit surasti dar daugiau šaltinių, kaip jūs galite papildyti savo šeimos biudžetą, nes 8 namas yra ne asmeninis biudžetas, o šeimos biudžetas. Ir tai yra dar paveldimas turtas, Merkurijus susijęs su dokumentais, galite tvarkyti kažkokius paveldėjimo dokumentus. Ir vėlgi tai gali būti taip didelė įplauka į jūsų biudžetą, nes jūs paveldėt galite kažkokį turtą, sakykime, ir jį monetizuoti. Taip kad stebėkite, kas vyksta jūsų gyvenime. Vandenio jaunatis kvietimas perkrauti visą tai, paleisti buvusius paternus, paleisti buvusius metodus, kaip jūs mąstėte arba sprendėte vienas ar kitas savo problemas ir surasti naujus, originalius sprendimus, kurie tiks labiausiai jums. Ir aš tikrai to jums labai linkiu. Aš labai dėkoju, kad jūs žiūrėjot ir iki kito karto.